visai tos darbostogos. Na taip, pagrindinėme darbe atostogos, tai čia reikalų. Kadangi artėja šalčiai, reikia apkloti braškes, nes jau žydi. Tai va, šitą pusę jau apdengiam, dabar dar anai pusėj apsidengsim ir bus galima ramiai miegot. Rytoj kasim daigus. Jeigu paklaustumėt, kaip atrodo 2 hektarai avietyno, tai negalėčiau jums parodyti, nes nesimato dar, kaip mes čia ką pasodinom. Bet galiu pasakyti, kaip jaučiuosi žmonės pasodinę 2 hektarus avietyno per 2 dienas. Nu, dar nepabaigėm. Dar va liko tiek daigų. Ir dar liko va tas kampas pasodinti. Tai, nu, žinokit, sunkoka, bet viskas įmanoma darbo būdu. Tai visai gerai čia mums sekasi. Jeigu dar nebūtų toks blogas oras, tai yra žiauriai šaltas vėjas, atrodo dirbi šalta, įsidirbi karštą, žodžiu, problemos. Bet nieko, mes viską galim. Ką filmuoji? Mus tarptautinę darbo dieną dirbam. Reikia patvarkyti, kur vėjas nuklojo plėvelę nuo braškių. Nors buvo šalna tokio dydžio, kad nušalo kai kur ir po plėvelę. O šitos kaip jos avietės tai visai nušalo. Na, bet avietės aišku ataugs. Tik gaila, kad vėliau bus sezono pradžia. Šiandien dar išsikasėm daug daigų mūsų naujajam avietynui. Tikimės, kad rytoj pabaigsim sodint. Suplėšė vėjas net šitos prikabinimus. Galima pažiūrėti, kas vyksta po plėvelę. Čia žiedinį neprasiskleidę. O, išlydė. Ir nenušalęs. Šaltį nupūsta. Dėl to žiedelis juodas. Ir va ten juodi. Nu, nieko nepadarysi. Yra kaip yra. Ir čia turbūt visi bus juodi. Ai, ne, yra ir gražių. Ne, nulūžęs. Gerai. Bet tai buvo vėjas matyt labai stiprus, nes stipriai čia suniokojo mum ir plėvelę. Visą. O, kaip sunkiai kišasi. Kur čia? Turi akmenį? Atnešk. Va čia. Atėjo gerai. Čiupas. Opa! Pagaliau trešiam su NPK trąšomis avietės. Bet ir gerai, kad dar tik dabar trešiam, o ne paskubėjom ir nenupirkom anksčiau, nes būtų viskas veltui buvę. Nes NPK trąšose yra azoto, kuris suveikia labai staiga. Tai tikimės, kad padės atsigauti nušalusioms avietėms.
Šiais metais norėjau išbandyti Jaramilą trąšas, bet nebegavom tokios formulės, kokios norėjau, tai bandom Viva Fertalis. Kokius čia. Žiūrėsim, kaip seksis. Renkantis NPK trąšas svarbu atkreipti dėmesį į elementų formulę. Tai šį kartą rinkausi su formulė 12, 13, 14. Nes, manau, kadangi nušalo avietės visiškai, tai jom reikės truputėlį pagelbėti, užsiauginti kuo greičiau naujus ūglius. Tai po savaitės dar išbersim stabilizuoto karbamido, kad pagreitinti jų ūglių augimą. Nes visiškai yra nušalę, tai naujai, kol pradės augti, užtruks. Gerai, keliauju ir aš tręšti. Trąšas išbėrėm, daigų prisikasėm, dar įjungiam laistymą staigiai, nes labai beprotiškai sausa ir nepraneša jokio lietaus, tai trąšos nieks čia netirps mum, tai įjungiam laistymą, bet kadangi tas kapsėjimas čia toks lėtas, tai nusprendėm dar biškį galvose praliet daugiau. Dabar Tautvidėlis ten kažką užstrigo su laistymu išjungęs. Tai va, dar truputėlį prapilsim. Tai yra praliesim vandenuku ir važiuosim. Rytoj turim užbaigti pasisodinti 2 savo hektariukus naujuosius. Ten braškytės užklotos, ten braškytės užklotos. Vėjas stambo, ta plėvelė, nežinau, vis atidengia. Kažkaip tai. Na, žodžiu, pavargom šiandien, bet nieko, pailsėsim ir rytoj užbaigsim savo darbus. Dar ką norėjau parodyti, kiekvienais metais pas mus va šitoj pievoj susisuka vis tai vienoj, tai kitoj vietoj toks labai mažas paukštelis lizdelį ir peri vaikučius. Tai mes kartais, tiksliau, pastebėjom ir pernai ir šiemet, tai dabar irgi va čia va pasižymėsim. Pažiūriu, ar nėra mamytės lizdelėje, kad neišgazdint. Ne, nėra šiuo metu. Yra 4 kiaušiniukai mažiukai. Tai ir pernai irgi perėjo, tik ne šitoj vietoj, bet va taip ant žemės, ten pievai labiau. Paukščiuko spalva tai lygiai tokia pati kaip žolės sudžiūvusios, ruda. Ir tie mažiukai paukščiukai išsiperėjo ir po savaitės jau išskrido. Mažiukas labai paukštukas, tai ir tie lėliukai mažiukai greitai užaugo. Tęsiam 2 hektarų avietyno sodinimo darbus. Būsim pasodinę 2,1 hektarą aviečių. Šiame avietyne augs 3 veislių remontantinės avietės. Tai mūsų mylima Mapema, taip pat Kvanza ir Delnyva. Žiūrėsim, kaip jom seksis augti visiškai kitokiame dirvožemyje nei Dzūkijos. Tai iš tikrųjų, kaip ir galvojau, atrodo šlapia, bet prabrauki ir ten iškart sausa. Na, bet turbūt, kad nelaistysim. Ai, čia pasodinta. Kur čia aš jau pasimečiau? Ai, va ten. Reikės įbėsti kažkokius tai žymeklius, kur tos vagos, nes kai yra tokia vientisa, tai nesimato. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos.
štai ir baigta. 2,1 hektaro avietyno pasodinta. Nelabai galiu paaiškinti, kur jisai baigėsi ir kur jisai prasideda. Na, matosi, kad kiek yra išdirbto žemės, tiek tai ir avietyno, bet nėra ten iki pat garažą. Bet pabaigos negaliu niekaip apibrėžti. Žodžiu, daug. Tikrai daug. Tai mano mąstymas, kad nereiks laistyti, nepasiteisino. Lietučio buvo per mažai ir teks važiuoti, prisipilt vandens į bačką ir pakankint dar šiek tiek mašiną ir palaistyt bent jau šitas 2 dabar pasodintas vagas. Dar kol kas neįkirtau, su kokiom čia piktžolėm teks kovoti. Tikrai žinau, kad bus garšva. Regis, tokios Dzūkijoje neturėjau. Tai labai nefaina piktžolė irgi. Varpučio kažkiek irgi yra, bet mažai. Ir mačiau kelias pusnis. Ir asiūklį. Maros tokia glutė. Bet asiūklį, kiek suprantu, auga rūgščioje žemėje, tai po kalkinimo tikiuosi mes juos išprašysim iš čia. Ir tuo pačiu galvoju, tada einu iš eilės ir grebliuoju, kad tas piktžoles pašalinčiau mažytės. Ir jau radau daigelių. Aišku, jisai čia jau buvo sudygęs, bet dažnu atveju sodinant nusilaužė jį arba tiesiog neprigyja. Be to buvo ir šalnos, tai netikėjau, kad jie gali išgyventi, bet čia yra vienas išgyvenęs, ten matau toliau irgi yra, žaliuoja. Ir pradėjo purkšti lietus, tai turbūt nebepalaistysim. Čia žiūriu, šiaip priekį nėra taip sausa, kaip buvo ten, kur pasodinau. Tai tikiuosi, kad tas purškintis lietus jisai dar labiau drėkina ir bus viskas gerai. Bet sekančio savaitgalio planas yra aiškus. Reikės atvaryti, nugrėbliuoti vagas, kad suvaldyti piktžoles, nes pagrindinis mūsų darbas ir yra turbūt šiais metais užtikrinti avietėm kovą su piktžolėm, kad nereiktų konkuruoti dėl dirvos ir užtikrinti laistymą. Tai va, čia bus tokie darbai. Aišku, teks nuvažiuoti dar ir į Varėną, nes ten reikia žiūrėti irgi dar šalno šią savaitę, tai turbūt ant tų nušalusių paberiam dabar ant paką, tai turbūt dar reikės paberti karbamido ir palaistyti. Tai tiek iš mūsų šį kartą ir iki kito savaitgalio. Ir beje, ačiū visiems, kurie prisidėjo ir padėjo mum užsodinti ir suruošti sodinukus. Čiau!